Taigi, ką mes turime šią dieną? Mes esame susitvarkę su administracinė komisija, apie tai jau pasakojau. Mes galutinai susitvarkėme su techninė patikra automobilio. Automobilis yra uždarytas į uždarą parką. Tai reiškia, kad dabar mes jį galėsime pasiimti ir pamatyti tik tai prieš pat lenktynių startą šeštadienį. Penktadienį mes turime pakankamai laisvą dieną. Iš tiesų esame gavę pagrindinius dokumentus ir trasų aprašymus, tai jau pradėsime nagrinėtis, kokios tai bus lenktynės ir kas mūsų laukia artimiausiose dienose. Lygiai taip pat vakare mes turėsime briefingą, kur privalo susirinkti visos komandos ir bus duota bendra informacija apie Dakarą šių metų, apie lenktynės ir aišku apie sekančią dieną, tai yra būtent apie šeštadienį, kada mes turėsime pirmąjį neilgą, bet labai svarbu mums greičio ruožą. Tai tuomet manau, kad sekančio išėjimo metu aš pabandysiu pasakoti, kas tai yra. Tuo tarpu pas mus yra geras oras, puikiai nuotaika, šiandieną yra diena, kai kolektyvas bus truputėlį laisvesnis. Šiandieną suvažiuoja likę mūsų komandos nariai, šiandieną akredituojasi Vitoldas žurnalistus ir kylam į kovą.